Tai sveiki visi, šiandien servise 007 sveikimas iš greitkelio, iš tikrųjų iš apsisukimo greitkelio, kadangi grįžinėjom į serviso 007 dirbtuvės ir grįžinėjom testuodami Subaru Outback automobilį 2.4 turbo, 191 kW, 23 metų automobilis, nepilnai 9000 km rida, yra sumontuota Prince dujinė įranga, kuri iš tikrųjų dirba absoliučiai sklandžiai, be jokių problemų, be jokių trūkčiojimų, gražiai važiuoja, gražiai mėtomi bėgiai visame sukių diapazone, neturim prie ko prisikabinti ir, kaip minėjau, jau grįžinėjame į dirbtuvės. Tai apie Prince dujinę įrangą aš be abejonės padarysiu atskirą video reportažą, tarp kitko automobilį užsikūrėm, iš karto perina į dujas, be jokių problemų. Laisvai sukiais irgi dirba dujomis, Tai grįžęs į dirbtuvės, be abejonės padarysiu detalesnį video jau iš variklio skyriaus, kaip kas yra padaryta, kokie komponentai yra sumontuoti ir galėsim be abejonės pasidalinti, o nuorodą pasidalinsiu, tai galėsit persižiūrėti. Automobilis važiuoja puikiai, be jokių problemų, iš karto suakseleruoja, viskas tikrai sklandžiai ir be jokių problemų. Tai apie Prince dujinę įrangą galima, aišku, daug kalbėti, tai aš tam savo reportažę plačiau paminėsiu, bet jeigu tokį Subaru turit ir norit kokybiškos sistemos, tikrai kreipkitės, mielai padėsim, o mūsų darbų galerijoje, jeigu pasinaršysit, visai neseniai rasit padarytą ir 2.5, reiškia be turbinos variklį, taip kad jokių problemų, galimas montavimas tiek į 2.5, tiek į 2.4 turbo variantus, abu važiuoja nepriekaištingai ir sklandžiai. Tai tiek, ačiū už dėmesį.